Tai sveiki visi sugrįžę, atsiprašau, kad taip ne kažką atrodau, bet tiesiog norėjau pasitraukti savo plaukus nuo veido ir tiesiog taip dabar dažniausiai būna, tiesiog būnu taip tiesiog su lankeliu. Bet sveiki visi sugrįžę į mano naują video vlogą. Šį video dabar, kur matote, jis neturėjo būti toksai, jis turėjo būti įdomus video, kai mes važiuojame į Švediją, kaip aš dažau plaukus, kaip aš rodau, ką aš valgau per dieną. Ta video, kurį turėjau įkelti, buvo toks įdomus ir tiek daug visko, nors atrodė, kad nieko daug neįvyko, bet iš tikrųjų, kaip aš jį montavau, atrodė man, kad taip įdomu. Bet kas atsitiko, tai atsitiko, kad man dingo, įsitrynė visas 40 minučių turinys, ką aš buvau sumontavus. Tiesiog niekaip nebegaliu grąžinti atgal. Kameroje pačioj SD kortelėje jų nėra, nes dėl to, kad aš kiekvieną sykį kaip sumontuoju, iš karto ištrinu ir taip prilaikau tiesiog vietą kortelėje. Ir viskas, daugiau nebeturiu to video, bet turiu dar šiek tiek likusių video vis tiek iš tų kelių dienų prieš savaitę ir kažkiek. Tai man rodos, kad ten ir gaminau, dar kažką pasakojau, rašiausi, man rodos. Tai dabar bus keli video, nežinau kiek čia bus, gal kokių 10 minučių ar kažkiek bus iš seniau. Tai gero žiūrėjimo ir šiek tiek bus tokia, gal nesuprasti, kas ten vyksta, bet nenoriu, kad ta medžiaga nueitų veltui, tai tiesiog vis tiek įkelsiu ir parodysiu jums. Tai žodžiu, jau atėjo vakaras ir Sofijai aš dabar darau omletą, dabar yra apie 6 valandos, o mums darysiu sriubą. Dabar yra 6, tai praeitą kartą, kaip kalbėjau, buvo 2, tai per tą laiką dar valgiau saldainių. Tai parodysiu kokių. Žodžiu, čia turim tokių saldainių, laikau juos ataivovo, nes dėl to, kad čia darė mano vyro tėvai, naminiai tokie saldainiai, ten jie su juodu šokoladu. Žodžiu, nelabai tiksliai žinau, kas yra viduj, bet labai skanu, tai tokius turėjau 3, o dabar jau viskas eisiu gaminti didžiausią turbūt dienos maistą, tai sriubą. Šį kartą parodysiu netgi kaip gaminu. Kadangi šiandien Sofijai nelabai valgi diena, tai tiesiog turim tik tais kiaušinukų kepto ir viskas, daugiau nieko šalia net neduosiu, nes dėl to, kad sakau, šiandien jai ne ta nuotaika, kad valgyti reikia ir aš jau įvedinėju 3 patiekalą. Kiaušinis ir šį kartą ją maitins tėtis, kol aš ruošiu vakarienę. Kažkada ieško. Ką? Mamai siunti tą video? Kur aš siunčiu? Tai va, viską sudėjome į sriubytę, jau verda. Sofija pavalgė labai neblogai, pusę davė šunim, bet pusę ir pati suvalgė, sakė vyras suvalgė kažkur gal apie 10 kąsnių. Tai labai daug, bet jai labai patinka kiaušinis. Ir dar ką norėjau pasakyti, kad šiaip man žiauriai patinka filmuoti, kaip aš gaminu, nes aš labai mėgstu gaminti. Tai yra vienas mano turbūt hobių. Nu ir aplamai tu turi gaminti, nes tiesiog esi mama ir žmona. Bet šiaip, be to viso man tiesiog patinka, daryti skanų kažkokį ir kartais įdomesnį maistą ir panašiai, tai aš dažnai tai filmuoju tik dėl to, nes man patinka, bet nežinau, ar jums patinka. Jo, mano planas šiaip 2026 metų buvo būti labiau aktyvesniai Instagrame, nes dėl to, kad man labai patinka Instagramas ir galvoju, kad surasiu irgi mamyčių kaip čia, bet neišdrįstu, nes ten yra visokių pažįstamų žmonių ir kažkaip galvoju, jie YouTube mane gal irgi žiūri, bet aš nematau, kad jie žiūri, o jeigu matys mano stories, aš matysiu, kad jie mato mano stories, nors iš tikrųjų čia toks durnas dalykas dėl kitų žmonių kažko nedaryti, nu ta prasme, rimtai. Bet žodžiu, norėjau Instagramą pradėti kelti savo trumpus video su muzikėlėm ir panašiai, kaip gaminu. Tai nežinau, gal spirkit man subinę ir pasakykit, ar įdomu būtų toks dalykas, ar ne, šiaip kaip jūsų nuomonė. Tai va, tai žodžiu, šiandien mano vaikas pradėjo ropoti, 6 mėnesiai, kitą savaitę 7, tai pradėjo ropoti, tai turim dabar daug naujovių namuose, nes vis yra lendama į šunų bliūdą, tai turiu filmuoti, kalbėti, tada greitai nubėgti ir ją patraukti. Tai va, žodžiu, tai dabar sriubytė verda ir aš einu būti su Sofija. Nu ir va, turim vakarienę, kiek dabar valandų? 8, labai vėlai, ir turim sriubytę.
Gal nelabai gražiai atrodo, bet čia yra trinta vištienos sriuba. Matėt maždaug, kas įeina. Prie sriubytės batono. Tai žodžiu, vakarieniai sriubytė. Sveiki. Tai šiandien ruošiuosi pas kirpėją. Labai ilgai nebuvau pas kirpėją. Paskutinį kartą Lietuvoje, bet tiesiog kažkaip, neturėjau jokių minčių kažką daryti. Jeigu aš dažausi plaukus, tai dažausi tiesiog pati namuose. Bet dabar atėjo toks laikas, kai žiauriai reikia nusikirpti plaukus. Nors šiaip galėčiau paprašyti, kad kažkas nukirptų galiukus, bet pagalvojau, kad nueisiu pas meistrą, nukirps tvarkingai ir darysiu dar vieną dalyką, apie kurį nenoriu atsakyti, nes noriu, kad pamatytumėt bendrą vaizdą. Tai noriu pasitaisyti vien dėl to, kad tiesiog matyčiau, tiesiog jaučiausi gerai išėjau kirpėjos ir manau, kad norėsiu po to grįžus tiesiog pasifotkinti ir įkelti, kaip atrodo. Tai nežinau, tai jaučiu, kad pamatysit greičiau, ką aš jau padariau, negu kad šitas vlogas išeis. Aš šito vlogo dar net nemontavau. Ta prasme, nei sekundės, aš tarsi net nesu persikėlus nei vieno failo į telefoną, tai, ta prasme, nežinau, kas man yra, bet tiesiog kažkaip tai gavosi. Tai žodžiu, vyras dabar su Sofija, aš greitai dažaus, dabar yra gal 4 valanda, mums 5 valandą reikia. Jeigu kirpėja būti, tai taip reikia skubėti, bet aišku, kad aš užsivėlinu, nes dariau Sofijai pietus ir panašiai, vis tiek dariau šiam į jautieną, tai reikėjo gerai sutrinti, nes aš nors ir gabaliukais maitinu, bet dar su mėsa man yra šiek tiek sunku, tai šiandien tiesiog sutryniau aš jai mėsą ir daviau pačiai, kad ir labai sutrinta, bet vis tiek daviau pačiai ir jai žymiai taip smagiau, nes stilelės jinai tiesiog, jau sakiau šitą kartą, bet tiesiog nevalgo, o taip tai bent kažkiek suvalgo. Šiaip tai ką dabar pastebėjau, kad jinai dažniausiai tiesiog kapsto maistą ir jo nevalgo, bet jeigu, pavyzdžiui, aš arba vyras duodam jai iš rankų, jinai iš rankų valgo. Bet taip keista atrodo, nes jinai tampo tą maistą ir jeigu jinai turi ką tampyti, tada jinai gali valgyti, bet kažkaip aš nenoriu jos pripratinti, darytų vieną, mes ją maitintumėm. Aš atrodo, kad tada gal bus sunku jai pačiai valgyti, bet, žodžiu, nežinau, ar aš gerai galvoju ar ne, bet dabar toks laikas, kad duoti tai realių, nes tiesiog bus nevalgyta. Aplamai anksčiau tai žiauriai bijojau aš dėl to primaitinimo ir patys žinot, kad žiauriai bijojau, bet dabar pradėjau biškį labiau. Paprašiau tiesiog į jį žiūrėti, nes užkniso dėl visko parintis, dėl visko bijoti. Tai gali valgyti jau viską, ta prasme, tai aš kažkaip į tą ir tiesiog akcentuojasi, kad jai galima jau yra viskas, tiesiog, kad būtų be prieskonių, be druskos, be aliejaus, ten to, kokį mes naudojam ir jo. Žinokit, kai tai pradėjau galvoti dėl to primaitinimo, kad ta prasme čia nėra antiek deep. Tiesiog pajaučiau, kaip aš pati atsipalaidavau virtuviai ir panašiai ir tiesiog jau laukiu to laiko, kada atsipalaiduosiu iki tiek, kad tiesiog gaminsiu visiems kartu maistą, tik jai, ta prasme, atskirai be prieskonių, nes dabar aš vis tiek jai dar atskirai darau ir mums atskirai. Laukiu to laiko, kaip tiesiog darysiu visiems kartu ir galėsim tiesiog prie vakarienės stalo visi tą patį ir vienu metu valgyti, nes dabar valgom dažniausiai, jau Sofija būna pavalgius, nes aišku, dėl springimo rizikos aš dar bijau pati valgyti ir kad jinai tiesiog valgytų viena, tai aš tiesiog būnu šalia ir vyras būna tiesiog šalia. Na, aišku, kartais būnu aš viena namuose, tai tada tai jo, bet jau noriu tiesiog dar labiau atsipalduoti, nors dabar jau šiek tiek esu atsipaldavus, bet noriu dar labiau atsipalduoti. Tadam! Nieko nefilmavau išvažiavus, nes tiesiog neturėjau kameros, bet ir šiaip tiesiog greitai nuėjau, išplojo galvą, nukirpo kirpčiukus, nukirpo grifką ir kirpčiukus, nukirpo galiukus ir viskas ir važiavau namo ir tiesiog greitai dabar noriu pasirodyti. Tai va, labai aš tokios grifkos jau senai norėjau ir buvo mano tokia mini svajonė šių metų, tai jo, tai va, tai žodžiu. Dabar aišku, jie reikėtų susitvarkyti, nes aš jau čia ir fotkinausi ir viską, tai reikia ją susitvarkyti šiek tiek. Bet šiaip tai esu žiauriai patenkinta, labai norėjau jau senai. Su dirbtiniu intelektu pasidariau gal 10 nuotraukų ir žiūrėdavau tiesiog į save. Labai norėtas dalykas. Tai va, žodžiu, nepamirškim, kad turiu akinius, bet tiesiog norėjau pasirodyti be akinių iš pradžių. Tai va, žodžiu, biškai dabar jie čia krito mane gražiai, bet viskas jau būsiu šiandien nebegražuoliai ir eisiu tiesiog daryti vakarienę ir panašiai. Tai va, tai tokie yra mano pasikeitimai, galit parašyti, ką manot, bet man labai patinka. Tai va, kaip čia,
Tai va, grįžtam į dabartį. Šiandien yra kovo 11 diena. Sveikinu visus lietuvius su švente. Jo, norėjau pradėti šitą video ir pasakyti, kad dėl kelių dalykų, tai labai atsiprašau dėl praeito video, dėl garso takelio. Kiekvieną sykį mes, kai peržiūrėjom su vyru video, visą laiką aš pirmą tik tais pasižiūriu video ir tik tada aš įkeliu jį. Vien dėl to, kad patikrintumėm garsą ir panašiai. Ir aš kaip jį įkeliu privačiai, mes pažiūrėjom jį su vyru. Ir prasme, garso kokybė buvo žiauriai bloga. Tai labai atsiprašau, kad iš pradžių reikėjo, kur aš kalbu garsinti, o kur muzika groja reikėjo tildyti. Labai atsiprašau dėl to. Bet to dar vienas dalykas, dėl kurio atsiprašau, tai atsiprašau dėl intro. Kam man jis reikalingas, tiesiog norėjau galbūt tą vlogerį, kuri turi intro, bet man visiškai jis nepatiko ir netiko ir net nelabai suprantu apie ką jisai. Tai daugiau jo nematysit. Bet šiaip, ta prasme, man žiauriai gaila dėl to praėjusio video, kur aš net nežinau apie ką aš kalbu. Bet tą video, kur aš turiu minį, kad montavau ir jis tiesiog man įsitrynė. Man taip gaila, ta prasme, aš ten tiek daug visko veikiau, aš jūs vežiausi ir į Švediją apsipirkinėti. Ir, ta prasme, ir pasakau, ką mes perkam, ir parodžiau viską, ta prasme, ką mes nusipirkom, viską Švedijoje, ką nusipirkom, parodžiau. Parodžiau, ką valgau per dieną, ką Sofija valgo per dieną. Tai manau, kad šitą, ką aš valgau per dieną, dar parodysiu kažkurį kitą kartą, nes aš visai norėčiau savo video įtraukti kažkokias temas ir kad video kažkokią temą turėtų kartais nuo karto. Tai manau, kad rytoj poryt įtrauksiu, ką aš valgau per dieną ir ką valgo mano kūdikis. 6 mėnesių kūdikis per dieną, beveik 7 ir rytoj 7 mėnesių jau Sofijai darysim fotosesiją. Tai va, tai žodžiu. Bet šiaip tai šiandien yra trečiadienis, nieko įdomaus nevyksta. Laukia belekoks blogas oras, mes tiesiog namie. Tai va, tai žodžiu. Tiesiog lekiam į video. Jau į virtuvę ir nežinau, ruošiuosi daryti, nežinau, ar čia pietus ar vakarienė, nes po 3:02. Nežinau, per anksti vakarieniai, bet per vėlai pietums, tai žodžiu. Nežinau. Ir darysiu burgerius. Šiandien taip netikėtai kažkaip sumaščiau, nes turiu jautienos paplotėlių. Aš pagalvojau, kad padarysiu burgerių. Tai va, žodžiu, einam gaminti. Žodžiu, nelabai galėjau parodyti procesą, nes dėl to, kad šnekėjau su mama ir norėjau tiesiog su ją pašnekėti ir net negalvoti apie filmavimą, bet parodau dabar, kaip maždaug iš ko dar. Turim salotą, raudoną svogūną, pomidorą, naminį padažą, jautienos paplotėlius, bandeles, sūrį ir dar kepą šoninę. Tai ką, šiandien jau yra visiškai kita diena, vakar daugiau nieko nefilmavau. Su mama turėjau tokį pokalbį, kad pakeitė mano mintis visam vakarui. Tai žodžiu, tai tiesiog pabuvau su šeima ir panašiai ir jo. Tai šiandien yra ketvirtadienis, šiandien yra 12 diena ir nežinau, kas prisimenat, kad jau sakiau daug kartų, bet kiekvieną mėnesio 12 diena yra Sofijos diena. Tai šiandien Sofijai yra 7 mėnesiai. Nu daug, žiauriai daug, nežinau, laikas labai greitai lekia, reikia džiaugtis kiekvieną akimirką, kiekvieną dieną. Aš nežinau kodėl, bet aš tiesiog kalbu ir man ašaros kaupėsi. Man vėl yra kažkoks liūdnas laikotarpis ir jūs turbūt galvojat, kiek tu gali liūdėti. Žinau, iš tikrųjų, tai aišku, turi ateiti mano dienos, ta prasme ir panašiai, susidėjo hormonai ir panašiai, tai žodžiu, šiek tiek liūdesėlis. Tai dabar Sofija miega ir miega jau gana normaliai. Dar nekeliu, nes dėl to, kad anksčiau keldavau palei vadovėlį ir nežinau, atrodė, kad dar blogiau negu kad iš viso nekeliu, tai tiesiog dabar laukiu, kol atsikels. Jeigu matysiu, kad tikrai jau labai ilgai miega, tai tada kelsiu. Bet dabar kol kas dar leidžiu miegot ir žiūrėsim po to. Tai va, tai šiandiena niekuom neipatinga. Oras, kaip visą laiką, tragedija, kažkoks, nežinau, ruduo, ta prasme, aš tai norėčiau kažkur gyventi, kur belia kaip šilta, bent jau ne belia kaip, bet saulė šviečia daugiau kartų per metus negu kad čia ir manau, kad tai žiauriai padėtų mano visam vaibui ir psichologiniai sveikatai. Žodžiu, tai va, tokia diena. Visą laiką neturiu linksmaus papasakoti, tik tais kaip verkšlenu. Bet aš nežinau, bet man tiesiog kažkas yra tokiais etapais. Buvo užeinama, pavyzdžiui, būna kokios mano dienos, ar panašiai, ta prasme, artėja mėnesinės ir man liūdna. Bet čia turbūt labai normalu, nes vis tiek po gimdymo dar tas visas ciklas yra įsimušęs, tas ritmas yra įsimušęs ir hormonai dar šiek tiek tyčiojasi ir nėra mano pusėje. Tai žodžiu. Bandom laikytis ir einam į dieną. Labas rytas, tai šiandien turim šeštadienį. Neprisimenu, kada tiksliai su jumis kalbėjau, ar vakar, ar užvakar, žodžiu.
vlogerė visų gražumu. Bet žodžiu, nieko neturiu labai daug ką papasakoti, tik tais tą, kad nusiėmiau gelinius nagus. Žinau, šitą šiaip sprendimą jau senai buvau priėmusi visai, dėl to, nes geliniai nagai atrodo gražiai tik tais kokias 2 savaitės, o juos reikia darytis kokias 3, o aš dariausi kas mėnesius, ta prasme, kas 5 savaitės, nu tai ta prasme, tai yra žiauriai per ilgai. Ir va to jie pradeda lūžinėti, atauginėja ir man žiauriai negražiai atrodo. Ir aš tokia kaip bumžiukė jaučiuosi biškai, tai tiesiog nusprendžiau šiek tiek dabar pabūti be jų, kol esu full time mom. O po to, kaip jau gal Sofija šiek tiek paaugs ar kažką, o gal ir kitą mėnesį, gal po savaitės, sugalvosiu užsidėti ir bus mūsų nagais. Žodžiu, dar noriu papasakoti, kad vakar užsisakėm sportinį vežimą Sofijai, tai šiaip žiauriai laukiu. Palaukit, reikia blynus apversti. Labai laukiu, išsirinkom labai patogų, gražų, tokį malonų širdžiai. Tai dar nerodysiu ir nepasakosiu, kokį užsisakėm, nes to, kad mes jo dar negavom, gausim, nežinau, 2-4 dienų bėgyje ir tada parodysiu ir papasakosiu, nes to, kad o jeigu jis man nepatiks ar dar kažką, tai žodžiu. Tai va, tokios tokelės. Šiandien šeštadienis važiuosim po to į miestą, į vaikų žaidimų kambarį. Jau kartą buvom, Sofijai ten buvo šiek tiek nejaukų, bet po to įstrastino, tai manau, kad šis kartas bus šiek tiek fainesnis, tai turėsim tokį šeiminišką šeštadienį. Man išneka? Dabar net iš tikrųjų nežinau kiek valandų, bet tik buvau greitai įlindus į dušą. Šiam plau galą, kad nereikia dėmesio į mano plaukus, labai juos reikia susitvarkyti. Įsitiesim, tai žodžiu, dabar nežinau, gal apie kokios 2-3. Šiaip labai jau įsivėlinom ir jau net sakiau, vyrui gal net nevažiuojam, bet sako, vis tiek važiuojam, tai taip pat dar padarysiu Sofijai pietus ir tik tada važiuosim. Daugiau nieko nedarysiu, nes tiesiog neturiu šiandien nervų. Susirgau. Tai tiesiog šiandien būsim natural ir nieko nedarysim su grifka, tiesiog paliksim taip, kaip jinai dabar krenta ir neliesim jos visą dieną. Taip, pietum šiandien nieko ypatingo, tiesiog saldi bulvė, paprasta bulvė. Lašiša kepta orkaitėj su šlakeliu alyvuogių aliejaus. Tai jo. Tai va, žodžiu, nieko ypatingo, bet Sofijai patinka lašiša. Na, aišku, lašiša iš savęs šiek tiek yra suroka, tai turbūt daugiau skonio turi, tai dėl to ir patinka. Jo. O daržovės tai tiesiog paprastai verdu, anksčiau garindavau, bet dabar tiesiog įpratau virti. Tai tiesiog išverdu, sutrinu su šakute ir viskas. Va, kaip viskas atrodo, bulvė, batatas ir lašiša. Tokia visai didelė porcija. Aš jos suvalgys gal 2 procentus. Tai va, einam valgyti. Tai jau grįžom namo ir atspėkit, ar buvom vaikų žaidimų kambarį, tai nebuvom. Nes tam prekybos centre, kur buvom, tai ten nebuvo galima kūdikiams. Ir va, dar vienas labai mylimas mano faktas apie Norvegiją, kad čia nėra ką veikti kūdikiams, o tokiems savo iki metų ir net po metų. Yra ta prasme, kaip va, mano brolio amžiaus, ten 2, 3, 4, tai ten jo, nu yra ten tų vaikų žaidimų kambarių, bet jie ta prasme būna tokie nešvarūs, tokie smirdantis, kad aš, žinokit, net nemokėčiau jums apsakyti ir net nesinori to vaiko vesti, bet tiesiog jeigu nori, kad jis kažką pamatytų, tada tu turi vesti tos kambarius. Bet jos, ten tos dirbančios panelės, jos nesitvarko. Žodžiu. O aš Sofijai dabar darau vakarienę, duosiu tiesiog kiaušinienę. Jai patinka kiaušinienė ir šalia duosiu bananą,
galvoju. Šiaip tai parduotuvėse nieko nepirkom, bet greit galiu parodyti. Pametėm savo žirklutę, šiaip labai geras, nežinau, nerandu niekur, gal ir rasiu po kažkiek laiko, bet nupirkom žirklutę, šiaip man nereikia šitų dviejų, aš pirkau tik žirklučių, bet pažiūrėsim. Gal ir prireiks tos dildės, nes šiaip girdėjau, kad kiti dildino, tai žiūrėsim. Prašau tiesiog manęs neklauskit, ta prasme, taip pas mus yra mergaitė, bet aš turiu 26, beveik 27 metų vyrą, kuris nusipirko tokį daiktą, tai vat, tai nežinau, ką net pasakyti. Dar vienas dantų šepetukas, kodėl? Nes dėl to, kad Sofija su tuo savo kitu dantų šepetuku pradėjo žaisti ir jis jau matė visas žemes šitose namuose, todėl aš jau su juo jai valyti dantų nebenoriu. Tada dar nusipirkau savo dildę, nes aišku, kad dabar turėsiu pati prižiūrėti nagučius, tai reikia dildės. Ir nusipirkau permatomą tą laką, nu tai bus ir tiesiog kaip biškė ant nagų ir kaip toks gydomasis ir panašiai. Tai vat. Tokių saldainių dar nusipirkom, tai šiaip labai skanų, žinoma, čia tiek kaip kinotai, šiaip žiauriai skanus. Pirkau dar šaltos arbatos, bet ten tiesiog Nesty, nieko įdomus. Labas rytas, labą dieną. Šiandien yra sekmadienis. Visą savaitgalį išvažiuojame iš namų, šiaip labai fainai. Tai šiandien vyksta prekybos centre. Šiaip prekybos centrai nedirba savaitgaliais, jūs jau tai žinote, aš jums pasakojau. Vyksta toks lietuvių bulustarkis. Ten bus visko ir, sakė, ir žaislų, ir maisto, ir visko. Tai važiuojam pažiūrėti, ką ten lietuviai turi gero pasiūlyti. Nežinau, ar pirksim kažką ar ne, šiaip abejoju, bet šiaip fainai pamatyti, pabūti, kur kalba tavo kalba. Nedažnai tokie dalykai vyksta, tai reikia naudotis progą. O dabar atvažiavam iki Circle K, nes labai anksti atsikėlė vyras, pasiėmė Sofiją ir išėjo abudu pabūti, o mane dar paliko miegoti. Tai kažkaip atsikėliau aš, jie jau ruošėsi pirmam miegui, buvo dar 8:30, bet Sofija atsikėlė prieš 7, net važiavam į Circle K ir pasimsim kažką užkąsti. Tai va, tai mūsų atsigėriau kavos, turėjau tokį lėtą rytą, apsitvarkiau, Sofijai paruošiau pusryčių, jinai pavalgė ir išvažiavam iš namų. Žodžiu, ką tik grįžom iš to turgaus, nusipirkom kelias dalykus, norėčiau parodyti labai greitai. Šiaip norėjom dar daug visko nusipirkti, norėjom nusipirkti ir tepamo sūrio, ir sūrelių, ir dar kažko, bet tiesiai šviesiai pasakius, žodžiu, patalpa yra žiauriai mažytė, ne? Tai jau ten su vežimu nepravažiuosi, aišku, mes vežimo nepasėdam, su nešioklė nepraeisi, tai nešime Sofiją ant rankų. Laukiam prie vieno to stalo, belia kaip ilgai, nes tiesiog visi vienas kitą bando užlysti, o mes stovim su mažu vaiku ir aš neprašau supratimo dėl mažo vaiko. Bet yra labai maža patalpa, žiauriai karšta, yra žiauriai daug žmonių. Sofija pradėjo jau nervuotis ir vyras man davė Sofiją ir sako, aš einu tipo greitai ir nupirksiu. Ir aš gerai. Ir tas man sakė, jis net ir vienas negalėjo niekaip prieiti, nes tiesiog tas žmogus, kuris pardavinėjo, tiesiog rinkosi kitus žmonės, kalbėjo su jais valandas ir tiesiog nekreipė, kas kitas nori nusipirkti. Tai tiesiog vyras sako, tiesiog važiuojam namo. Galim tiesiog šiaip susirašyti su tuo žmogum, nes jis visai ką pardavinėja tas prekes ir tiesiog nusipirkti kažkada kitą. Sofija, nevalgyk šitą. Tai va, žodžiu, tai tikrai jokių čia man kažkas netiko ir nepatiko, bet tiesiog gal nėra to tokio, kad nuo kur prasideda eilė ir iki kur eina ir kad susirinkom gal nepaplepėti, o vis tiek ateini greitai nusipirkti ir išeini, nes buvo ir mamuko košių, ir mamuko tėvelių, ir daug visokių įdomių dalykų. Aš mačiau, kad mamuko visa ta prekyba labai Lietuvoje yra populiari. Kažką norėjau gal pabandyti nusipirkti, nes buvo ir makaronų mamuko. Bet tokia, niekaip nieks nepriėjo, niekaip nebuvo įmanoma prisikviesti, tai tiesiog išėjom. Bet vis tiek kitur buvo toks biškai greitesnis priėjimas, tai vyras įsigijo knygą. Čia jisai savo, tai nežinau, sakė kriminalinė. Tai, žodžiu, tokia. Tada Sofijai paėmėm kelis rubelius. Man šiaip žiauriai patinka second hand parduotuvės, labai patinka thrifting, bet mes Norvegijoje, kad ir turim tokių parduotuvių, bet ten yra nesveikai brangų. Padėvėtos prekės Norvegijoje eina
už tiesiog normalią prekę, už naujos prekės kainą, tai man tiesiog atrodo, kur prasilenkia šitie du dalykai, bet buvo ten visai fainų rūbelių, tai aišku, kad vyras išrinko tokią maikutę, čia parašyta Just a Girl Who Loves Her Daddy, čia dar labai jinai didelė, nuo 2-3 metų, bet kadangi Sofija yra šiek tiek tokia biški didesnė mergaitė, tai manau gal vasarą, bet pavyzdžiui vasarą, kodėlgi nerealiai uždėjus būtų tokia šiek tiek apkritus, bet jau jei bus metai vasarą, tai rugpjūtį, tai galės lakstyti. Ir tada dar paėmėm kitą toks viršus, be galo gražus ir linksmas, su tokiom kvarbatkėlėm, labai gražiom, su tokiais tais kaspinėliais. Nu, nežinau, man žiauriai patiko ir iš karto labai atkreipė dėmesį mano. Ir kartu prie jo va tokios gražios, plačios kelnytės. Nu, pažiūrėkit, kaip gražiai ir nerealiai atrodys. Tai reikės, aišku, dar viską išsiplauti, bet, tiesiog žiauriai gražus. Tai va, ir viską žinokit. Daugiau nieko neturiu ką parodyti, dar gavom segtuką dovanų, bet jau neberandu to segtuko, tiesiog kaspinukas toks raudonas. Tai va, tokie mūsų pirkiniai. Šiek tiek nuliūdino, tas toksai gal šiek tiek nesusikalbėjimas, bet šiaip tai taip. Viskas gerai, užtrukom mugėj gal apie 10 minučių. Pirmas dalykas, tai pasakykit, jeigu jums užnisa šitas locationas, bet tiesiog man čia žiauriai yra patogu pasidėti kamerą, nes dėl to, kad mano kamera neturi stovo, aš neturiu jai stovo. Tiesiog aš ją padedu, kur jinai gali stovėti. Ir čia žiauriai yra patogu man pasidėti, kaip jau supratus. Ir antras dalykas, aš žiauriai juokingai atrodo su šitu lankeliu. Bet žinot, kas yra su Krivka, kad jinai po visas dienos mane pradeda, žinokit, nervint. Jinai gražiai atrodo tik kokias 10 minučių, bet jeigu gera diena, gali ir valandą gražiai atrodyti, bet šiandien buvo ne Grivkos diena, todėl plaukai atgal. Bet žodžiu, aš turiu naują tokį dalyką, kuriuo aš esu apsėsta. Bet realiai, žinokit, neperdedu, tikrai apsėsta, to prasme, aš dariau šitą dalyką visą savaitę. Žinot, ką aš darau? Kepu sausainius. Ta prasme, visą savaitę tiesiog kepu sausainius. Tai galbūt pasidalinsiu su jumis ir gal jūs irgi sugalvosit įsikepti sausainius arba iškepti kažkam ir kažką nustebinti. Gal tiesiog savo prie filmų. Nu, ta prasme, tiesiog kažką padaryti dėl savęs. Tai va, tai parodysiu, kokius sausainius aš kepu visą savaitę. Tai į dubenį sumaišom 100 gramų minkšto sviesto. Ir pilam baltą cukrų, tiesiog aš turiu baltą, tiesiog pilu baltą, galite tiek pilti, kiek norit, aš pilu apie 4 nepilnus šaukštus. Dedam vandeninio cukraus šaukštelį. Viską labai gerai išmaišom. Taip nepilnai apmaišiau ir tada dedu vieną kiaušinį. Ir tada jau pasiemu mikserį, kad tiesiog būtų patogiau ir viską išsuku iki vientisos masės. Dedu kepimo miltelių 1,5 šaukšto. Šiek tiek cinamono. Miltų ir toj pasakysiu, kiek miltų dėjau, nes to, kad kiekvieną kartą kažkaip skirtingai gaunasi. Tai dėjau maždaug apie 150-160 kažkur gramų miltų. Dabar žinokit, čia šita vieta tai pasirinktinai, arba norit dedat, arba norit nededat, bet aš dar dedu šokolado. Nu, mes smaližiai mėgstam, tai aš dar įdedu šiek tiek šokolado. Bet jeigu ne, tai tiesiog ima, dedat ir kepat. Ir gal pamirštu pasakyti, kad 180 laipsnių apie 10-12 minučių pagal jūsų orkaitę, nes mano orkaitė yra sena ir jai reikia kažkur apie 15 minučių. Nu gazai! Buvo anksčiau dar toks vienas dar. Tai iš karto atėjau, sako, sako, tai, nu sakau, jūs gausit atėjau į...
atėjau su jumis šiek tiek paplepėti. Žmonių. Tiesiog, nes jeigu aš matau Sofiją arba vyrą, tai labai įsimušu, ką noriu pasakyti. Tai jie ten dabar abudu ir aš noriu jums kai ką pasakyti. Žiūrėdama savo video, aš montavau video ir pajaučiau iš savęs, kad esu labai be energijos, gal be tokios energijos, kaip būdavau visada. Ir noriu pasakyti, kad tai nepriklauso nuo kažkokių mano santykių, nuo mano vaiko, aš nesu pavargus nuo mamos, aš nesu pavargus būti mama, aš nesu pavargus nuo Sofijos, aš nesipyksiu su savo vyru, nes aš gal atrodo iš šono, gal jai kažkas blogai šeimoje, tai pradėkime nuo to, kad aplamai Sofija yra mano auksas, mano gyvenimas. Tai aišku, kad kartais pavargsti nuo nemiegos naktų ir panašiai, bet Sofija yra geriausias dalykas, kas man nutiko mano gyvenime. Jinai pradžiugina man kiekvieną dieną, mano visus tos liūdnus momentus ir net nenoriu pradėti plėstis, ant kiek jinai yra stebuklas. Po to mano vyras. Yra geriausias žmogus, geriausias draugas, kuris mane palaiko, kuris man duoda pamiegoti ryte, kuris sako visai, kad tu eik, daryk, montuok, veik. Tai čia niekas nepriklauso nuo to, kad man kažkas negerai ir su mano šeima, aš su dar kažko, tai tą tik norėjau pasakyti. Norėjau gal tada šiek tiek ir papasakoti. Aš aplamai dar prieš visą tai, dar prieš buvimą mama, dar prieš buvimą su savo vyru, nors aš esu su juo jau 6 metus, aš esu labai liūdnas žmogus. Mane dažniausiai draugai mato, kaip aš juokiuosi, juokinu, mėtau kažkokius prikolus, sarkastiškai kalbu ir panašiai, bet aplamai viduje aš esu labai liūdnas ir traumuotas žmogus. Traumuotas. Ir tai nebūtinai reiškia kažką blogo, kad aš traumuota ir ten mane manęs gailėkit ar dar kažką, tiesiog esu turėjus daug visokių liūdnų dalykų gyvenime. Pradėkime nuo to, kad mano tėvai yra išsiskyrę, jau vaikui vienas iš tokių, kur, žinot. Nenoriu, aišku, čia plėstis, jeigu kažkas įdomu, tai galite paklausti, aš nesigėdiju apie nieką šnekėti, tai žodžiu, tai iš abiejų pusių, tarp mano tėvų, buvo visko ir kas lieka tame vidury, vaikas, ir vaikas daug ką mato, daug ką girdi ir po to apsiverčia daug kas galvoj ir dabar esu tokia, kokia esu. Tai kažkas manęs vėl neramina ir man vėl kažkas yra ir aš bandau šnekėtis. Aš bandau šnekėti į kamerą, bandau šnekėti su vyru savo, bandau šnekėti su mama, jinai mane supranta, jinai manęs išklauso. In the end of the day, mano mama buvo kiekvienam mano gyvenimo tarpsnį vaikystėj, jinai geriausiai supranta ir geriausiai žino, kas vyko, kaip vyko ir kodėl aš esu tokia, kokia esu dabar. Vyras mane pasiėmė nuo 17 metų. Tai dabar jis irgi žino, kodėl taip yra, kas vyksta, kodėl aš tokia esu ir kodėl aš esu tokia depresuota, liūdna ir panašiai. Žodžiu. Tai, aišku, dar gal pakalbėkime dėl to, kad labai kompleksuotas žmogus esu ir, žodžiu, esu labai liūdnas ir depresuotas žmogus ir savęs taip visą laiką buvo ir turbūt bus. Pas specialistus niekada nėra eita, bet reikėtų. Tai tik norėjau gal šiek tiek papasakoti, kad man nėra kaip gal jūs galite pagalvoti, tai jai vėl liūdna, jinai draugų neturi, tai jai tas senas. Ne, tiesiog, aš esu tokia. Ir man būna žiauriai viskas gerai ir man tada būna kokią savaitę, kur man dabar yra žiauriai negerai. Tai žodžiu, tai mano vyras ir mano dukrytė yra mano geriausias gyvenimo dalykas ir nežinau, kaip būtų, jeigu jų nebūtų. Bet šiaip atėjau jau atsisveikinti, noriu pradėti naują vlogą ir šiaip noriu šitą jau paleisti, nes jau labai senai kažkoks video pasiekė YouTube'ės gelmes, tai labai noriu tiesiog paleisti šitą video, kad ir koks jis bebūtų, gal nelabai įdomus, bet tiesiog kad būtų video. Tai ačiū, kad žiūrėjote, ačiū, kad vis dar esate, nepamirškite paspausti prenumeruoti, nes dėl to, kad tai tikrai labai man padeda augti kaip kūrėjui, o jeigu ne, tai nespauskit. Tai ačiū, kad žiūrėjot, ačiū, kad būnat, ačiū, kad užeinat, ačiū, kad laikinat, komentuojat ir visą kitą ir susitiksim kitą kartą.